Aš iš tikrųjų kviečiu Jūs truputį surimtėti, nes noriu pakalbėti apie labai svarbų klausimą. Taigi, mes gyvename labai įdomių ir sudėtingų laikotarpių iš tikrųjų, kada viešas nuomonės ir laisvas žodis turi milžinišką galią, o technologijų amžiuje žodžiai gali pasklysti greičiau ir plačiau nei bet kada anksčiau. Tačiau su laisvė reikšti mintis ateina ir atsakomybė. Žodžiai gali tapti taikos kūrėjais, bet taip pat gali kurstyti nesantaiką ir neapykantą, kurie griauna visuomenės pagrindus. Neseniai šią savaitę Algio Ramanausko išsakyti komentarai, kuriais jis pasiūlė, kad iš tų žmonių, kurie klausosi rusiškos muzikos arba žiūri rusiškus filmus, reikėtų atimti vaikus ir po to jie turėtų būti sušaudyti, yra ne tik šokiruojantis, bet ir pavojingi. Šis pasisakymas ne tik skatina smurtą ir diskriminaciją, bet ir kursto nesantaiką tarp žmonių, kurie renkasi kultūrinius produktus pagal savo skonį, nesusijusius su jų politinėmis pažiūromis ar tautiniu identitetu. O kas yra man asmeniškai įdomiausiai, kad šis veikėjas po kelių dienų parašė atsiprašymą savo Facebook paskyroje, tačiau šitame tekste vėl naudojami naratyvai, kurie kursto nesantaiką. Aš pacituosiu. Jei dėl kalbos barjero, ar dėl to, kad apie šį mano pokalbį su Sinica iškraipytai sužinojat iš puidokų, kuriems tai taip nusispjauti kontekstą ir taip nusispjauti į objektyvų vertinimą, tai žinokit, jūsų aš nuoširdžiai atsiprašau. Gerbiami kolegos, ar tai yra atsiprašymas? Man yra labai gaila 2024 metais girdėti jau tokį archaišką naratyvą dėl kalbos barjero. Gal jau nustokime jį vartoti. Tai jau yra seniai netiesa ir didžioji dauguma rusakalbių neturi jokio kalbos barjero. Aš asmeniškai apie šį incidentą sužinojau iš žiniasklaidos ir iškart pažiūrėjau, kasgi ten buvo iš tikrųjų. Radau originalą, neseku puidokui, ir iš jo informacijos neimu, pažiūrėjau originalą ir suprantant visą pokalbio kontekstą, tai yra neapykantos kurstimas. Gal mes galėtume visi susitarti, kad raginimas sušaudyti ar kitaip susidoroti su kažkokia žmonių grupė yra maksimaliai nepriimtinas bet kokią formą. Ir visi žmonės, kurie taip pasisako, turėtų būti teisiami atitinkamų institucijų. Negalime toleruoti tokių pareiškimų, nesvarbu, kas juos sako. Dėl šių Ramanausko pasisakymų, kaip ir kiti mano kolegos politikai, aš kreipiausi į prokuratūrą. Ir man iš tikrųjų yra labai įdomu sužinoti, koks bus verdiktas. Nes aš priminsiu beveik lygiai prieš 4 metus, kai Arūnas Valinskas viešai teigė, kad tokius kaip Valdemarą Tomaševskį reikia šaudyti bent po 1 į metus, prokuratūra jį išteisino. Aš vis dėlto manau, kad žodžiai skatinantis smurtą neturi būti pateisinami nei kaip metaforos, nei kaip netinkamas humoras. Aš kažką juokingo pasakiau, gerbiami konservatoriai. Jūsų partija beje vieną per tą savaitę, kurį nepasisakė dėl šito įvykio. Visiems žinoma, kad Arūno Valinsko sūnus kandidatuoja Klaipėdoj, o Algis Ramanauskas yra, taip sakant, jūsų partijos gerbėjas, partijos pirmininkas, premjerės gerbėjas asmeninis. Tai yra apie ką susimastyti. Vieši asmenys, turintys didelį įtaką visuomenė, turi ypatingą atsakomybę savo kalbose. Neapykantos kalba neturi vietos mūsų demokratinėje valstybėje ir būtina užtikrinti, kad teisėsauga reaguotų į tokius atvejus griežtai, nepriklausomai nuo asmens žinomumo ar pozicijos. Turime siekti vienodų standartų taikymo ir užtikrinti, kad mūsų visuomenė būtų grindžiama pagarba ir tolerancija. Ačiū.